Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Natūraliai skaičiai, skaičių klasės. Kas yra natūralieji skaičiai? Daiktų skaičiai nusakyti vartojame natūraliuosius skaičius. Jei daiktų nėra, sakome, jog jų yra nulis. Natūraliuosius skaičius užrašome skaitmenimis. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nulis nevadinamas natūraliuoju skaičiumi. Jei natūralusis skaičius užrašomas vienu skaitmeniu, jis yra vienaženklis, jei dviem dviženklis, trim triženklis ir taip toliau. Kaip nustatomos skaičių klasės? Skaičių klasės nustatomos jų skaitmenys nuo galo suskirstant po 3. Paskutinieji 3 skaitmenys sudaro vienetų klasę, kurią sudaro vienetų klasės vienetai, dešimtis, šimtai. Sekantis 3 skaitmenys yra tūkstančių klasė. Ją sudaro tūkstančių klasės vienetai, tūkstančių klasės dešimtis, tūkstančių klasės šimtai. Sekantis 3 skaitmenys milijonų klasė. Milijonų klasę sudaro milijonų klasės vienetai, milijonų klasės dešimtis, milijonų klasės šimtai ir taip toliau. Šiuo atveju užrašytas skaičius 1 milijonas 405 620. Nusakant šio skaičiaus sandarą pagal skaičių klases, sakome, kad jį sudaro 1 milijonų klasės vienetas, 4 tūkstančių klasės šimtai, 0 tūkstančių klasės dešimčių, 5 tūkstančių klasės vienetai. Ir paskutiniai 3 skaitmenys yra vienetų klasė, kurią sudaro 6 vienetų šimtai, 2 vienetų dešimtis ir 0 vienetų vienetų. Ko mokys? Natūraliai skaičiai, skaičių klasės. Ką sužinojai? Kokiais skaitmenimis užrašomi natūraliai skaičiai? Kaip suskirstome skaičius skaičių klasėmis? Kas sudaro skaičių klases? Jei atsakei šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.